Kiek kainuoja tavo erekcija? Ar kada nors pagalvoji apie tai? Kaip viskio butelis, kaip gero, brangaus viskio butelis, o gal kaip keli cigarečių pakeliai. Jeigu reikėtų investuoti į savo sveikatą, į savo antrą galą, sakykime, nuo 100 iki 250 eurų į mėnesį, išdrįstum tai padaryti? Ar geriau tai investuotum į nuotykius? Ar jeigu gerai pagalvojus, kad už, tarkim, kokių 3, 5 ar 10 metų vis tiek tai veiks gerai, kaip veikia 20 arba kaip 30, ar išdrįstum tai padaryti dėl savęs? Nes aš galiu pasakyti, kad bent jau 50% vyrų nedaro dėl to nieko, nei trupučio, nei truputėlio į save neinvestuoja. Į automobilį keičiam tepalus, keičiam filtrus, investuojam visus savo pinigus, tačiau nieko nedarom dėl savęs. Pagalvok apie tai. Jeigu tu pasiryžęs investuoti į save, į savo sveikatą, aš pasakysiu, kur tu gali tai padaryti, kaip tai padaryti teisingai, kaip tai padaryti tikslingai. Ir parašyk man, pasakysiu, ką investavęs gausi.